Tai teisinėje sferoje, kalbant apie netgi šio Seimo veiklą, buvo priimta vos keletas įstatymų, kurie prisidėtų prie lyčių lygybės, pirmiausia, moterų padėties, moterų situacijos gerinimo. Tai yra patobulintas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, kuris suteikia daugiau galimybių policijai pradėti tyrimus ir efektyviau reaguoti į smurto šeimoje atvejus. Buvo priimtas mokslo ir studijų įstatymas, kad neįskaičiuotų į atestacijos laikotarpį moterims, kurios augina vaiką, kadangi atestacija vyksta kas 5 metai to laikotarpio, kadangi numetus jos neteikia jokios produkcijos, o vertinamos vienodai su vyrais, kurie, jeigu vaiko neaugina, jos atsiduria blogesnėje padėtyje. Tai dabar yra pataisyta tas laikotarpis. Taip, vyrai irgi, jeigu jie išeina, tik tiesiog moteris pagal statistiką 40% daugiau įdeda į namų ruošą. Dėl to, ko gero, tai aktualiau yra doktorantė. Pagal doktorančių skundus buvo lygių galimybių kontrolierės tarnybos pasiūlymas tokį įstatymą priimti, jisai buvo Seime priimtas. Ir taip pat buvo bandoma kelis kartus pateikti įstatymą dėl moterų kvotų įmonių valdybose, bet Seimas kol kas jo nesvarstė po pateikimo lyčių kvotų irgi. Tai Margarita labai taip kaip ir norėtų perimti mikrofoną, tai aš jai galbūt ir perduosiu. Tai čia į tą jūsų klausimą galim būtų, aišku, visai mėginti atsakyti. Tai visų pirma, jeigu mes pasižiūrėtumėm pasaulinius indikatorius, ES įvairius indikatorius, tai mes matytumėm, kad Lietuva per pastaruosius 10 metų sėkmingai čiuožė žemyn lyčių lygybės požiūriu. Tai reiškia, kad tas disbalansas tarp vyrų ir moterų jisai didėja. Vienose srityse tai labiau atsiliepia moterų gerovei, kitose srityse tai labiau atsiliepia vyrų gerovei, bet kuriuo atveju lyčių disbalansas tai reiškia, kad iš principo visai visuomenė nuo to nėra geriau. Bet aš norėčiau galbūt truputį dar labiau suprobleminti tą jūsų klausimą ir jį pakreipti tokiu būdu, kad apie kokią lygybę lyčių mes galime šnekėti, jeigu yra daugybė lyties tapatybių, kurios Lietuvoje apskritai yra nepripažįstamos. Ir yra identitetų, kur žmonės niekaip, net pačių tokių bazinių lygių nėra apsaugotos jų teisės ir galimybės funkcionuoti pilnavertiškai mūsų visuomeniai. Tai jeigu taip trumpai, drūtai tą jūsų klausimą bendrai diskusijos atsakant, tai čia ne tai, kad dėti lygybės negalime, bet mes dar, mes judame priešingą kryptimį, mes net nejudam tą kryptimį, kur galima būtų gal ten šviesioje ateityje ir galvoti apie tą lygybės ženklo pradėjimą. Sveiki, aš tuomet klausčiau visai kitaip, kai girdžiu kalbant apie lyčių lygybę ir vienaip ar kitaip bandant akcentuoti, kad štai čia kažkoks disbalansas yra, vartoti tokias savokas kaip gender equality. Iš karto sakyčiau, kad problema yra tarp kvota lygybė ir ką tiksliai reiškia, kai kalbama apie gender equality, nes tai reiškia, kad entuziastai šito dalyko norėtų tapatybių lygybės, tapatybių ne tarp seks, ne tarp žmonių, kurių tiesiog biologinė lytis kita ir pasiekti situacijos, kada tai reikštų tik tiek, kiek akių spalva ar batų numeris, tai yra socialiai nieko, bet lygybės tapatybėm, žodžiu, lygybės šitiems gender vaidmenims, lyties vaidmenims, socialinėms tapatybėms. Ką indikuoja ir tokios sąvokos kaip balansas arba liūdesėliai įvairūs, kad to balansos trūksta, balansas tarp ko, vėlgi tada iš karto invokuojamos sąvokos priešinga lytis, kurios matomos kaip kažkokie poliai, tarp kurių reikia pusiausvyros, balanso, visuomenės, kurioje viena kitą atsvertų kaip priešybės. Ir visa tai yra ne kas kita, kaip tik tai, su kuo kadaise šitą feminizmas ir ketino tvarkytis, kad to nebūtų. Tai yra, čia noriu pasakyti, remiamasi kaip tik tomis prielaidomis, kurios ir yra priežastis, kodėl tos lygybės nėra.
prielaidomis, kurios ir sudaro sąlygas egzistuoti tiems vaidmenims, kurie ir sugalvoti kažkada kaip nelygus. Pati ta priešingos lyties sąvoka, numatanti, kad štai moterys emocionalios, vyrai racionalūs, moterys tokios, vyrai anokie, pati šita konceptualizacija, kuris kelia žmoniją į dvi kastas, į du getus ir polarizuoja juos kaip priešingus, kaip antipodus, yra ta pati, kurie remiasi šio tipo feminizmas, kurį turbūt Margarita norėjo čia pristatyti ir kurį aš vadinu įvairovės feminizmu, kuris man visiškai nepriimtinas. Tai yra toks feminizmas, kuris irgi norėtų kultivuoti šiuos genders, šiuos lyčių vaidmenis, tas pačias tapatybės, tik tai siekti visuomenės, kuri gražiai panaikintų tarp jų hierarchiją, puoselėtų tas getinės apibrėžtis vyrų ir moterų bendruomenės toliau ir palaikytų tarp jų viso labo kažkokius nehierarchinius santykius, kas irgi yra visiškai neįmanoma. Tai įmanoma tiesiog nebent teigiant, kad apskritai hierarchijos tarp nieko nėra, kad tiesiog viskas yra ontologiškai vienos vertės ir kad visos savybės, kurios tradiciškai toje sistemoje ir mąstysenoje, kurie feminizmas vadina patriarchalinę, yra priskiriamos vyrams ar moterims ir laikomos taip esencialistiškai vyriškomis ar moteriškomis, kad tos savybės yra tarsi visos lygiavertį. Štai drąsa tas pats, kas bailumas, intelektas tas pats, kas emocijos ir taip toliau. Tai arba tas lyčių įvairovės feminizmo prasme lygumas įmanomas tik arba iš viso atsisakant ką nors vertinti, polarizuoti, ir tuo pačiu neigiant, kad iš viso egzistuoja ir egzistavo kada nors ta sistema, kurią mes vadinam patriarchalinę, sakant, kad tiesiog štai kažkodėl tam tikras savybės, kurios tokios pat gerus ir kurios kažkokiu būdu esencialistiškai priklauso moterims, jos buvo nuvertintos, reikia tik jas labiau vertinti, suteikti visuomenėje galimybės, suteikti visuomenėje sąlygas ir galimybės būtent už tas savybės joms būti įvertintoms ir pagerbtoms ir viskas bus gerai. Tai, sakyčiau, niekas nebus gerai, būtent šitas feminizmas yra pirmoji feminizmo problema, nes jis yra ne kas kita kaip tas pats prielaidų korpusas, tas pats instrumentarijus, kuris ir sukuria tai, kas ir yra nelygybės priežastis, kas sukonstruoja žmonės kaip kabutėse vyrus ir moteris, vyrinančius ir motirinančius ir matančius vienas kitą kaip priešybės. Tai nepadės joks pervertinimas iš naujo, joks bandymas pasakyti, kad tas tapatybių sumodeliuotas asmuo yra toks pat vertingas ir geras tiek vienu, tiek kitu atveju, nes tai tiesiog yra ta pati sistema, nuo kurios bandoma gelbėtis. Tiesiog čia tos pačios prielaidos nešamos kartu su savimi. Ir niekas, tarkime, dabartinėje Lietuvos visuomenėje aš nepastebėjau tokio brutalaus esencializmo niekur kitur išskyrus būtent tą patį feminizmo diskursą, įvairovišką feminizmo, kuris gali imti ir pasiūlyti filmuotis virtuvėje, ko šiaip jau turbūt niekas kitas nedrįstų padaryti, nebent labai bulvarinį žiniasklaidos priemonė. Tai man yra su tuo tekę susidurti tik tai paties feminizmo viduje, kur staiga atsiranda diskursas, atsiimkime virtuvę, visą tai visai yra, žodžiu, lygiai tokia pat erdvė kaip ir galbūt parlamento salė arba akademinė auditorija, tiesiog vertinkime vienodai visas erdves. Tai čia problema, čia bėda. Aš jau kaip ir nebeturiu ką daugiau pridurti. Gal tik tai tiek, kad lygybė, visiškai pritariu išsakytoms mintims ir dar stebina tai kartais, kad lygybė suprantama kaip įvedimas tam tikro procento į sakykime, kažkokias struktūras. Tai sakykime, jeigu kažkokius tai
nežinau, ES struktūras ar kažkur yra įvedama iki 30% moterų, turima kažkokiose komisijose, kažkiek tai ten 2 moteris ir 3 vyrus, tai ten, sakykime, 40%, tai jau skaitoma, kad čia artėjama link tos lygybės lyčių, kai tuo tarpu nepagalvojama, kad tiesiog, kodėl tas skaičius visą laiką būna paprastai, norima tiesiog įvesti 1 moterį, 2 moteris į kažkokią tai, nežinau, skaičių, apibrėžtą skaičių narių ir laikoma, kad tai jau pasiektas šioks toks lygumas. Tai turėkime omeny, kad vis dėlto dalyvavimas tiek moterims, tiek vyrams, tiek kitų lyčių tapatybių atstovams yra atviras ir turi būti priimti galima 100%, o ne kažkokio apibrėžtų skaičiumi. Tai va tas link kvotų turbūt sietų. Dar apie kvotą šiek tiek vėliau pakalbėsime visi kartu. Tai va, kadangi priėjom prie situacijos Lietuvoje ir dar vienas toks knietintis klausimas, kokie skirtumai tarp didžiųjų miestų ir tarp provincijų Lietuvoje iš tiesų yra matomi. Tai gal irgi pradėkime nuo Margaritos. Skirtumai kame? Lyčių lygybės klausimų tarp vyrų, moterų, požiūriai, visuomeninė padėtis ir taip toliau. Aš nežinau, man nėra tekę matyti tokių tyrimų, kad, sakykime, būtų iš tikrųjų kažkoks indeksas sukurtas, kuris galėtų leisti palyginti skirtumus, būtent to lyčių aspektų tarp didžiųjų miestų ir provincijos. Bet aš manau, kad tiesiog galima taip kaip ir paspekuliuoti šiek tiek, kad be abejonės, kad ten, kur yra mažesni ištekliai, ten, kur susiduriama su didesnėmis socialinėmis problemomis, ten gali tikėtis ir tokio konservatyvesnio požiūrio, sakykime, ir tos pačius, nežinau, vaidmenų suvokimą arba kaip mes įsivaizduojam, koks yra tas vyro, moters vaidmuo, arba net apskritai ta mintis, kad galbūt mes turėtume atitolti tos binarikos ir kalbėti apie žymiai didesnį spektrą tapatybių. Tai aš manyčiau, pagrindė tie, ko gero, provincijos ir didmiesčių situacija skiriasi. Bet kadangi bendrai paėmus situacija nėra gera ir bendrai paėmus požiūris į šitos klausimus jis yra, politikos požiūrį tai nėra prioritetinis dalykas. Tai visą laiką yra tokia kaip, nežinau, pavainikis ar našlaitis kažkoks, kur, taip, kažkokius ten trupinius numeta, bet nėra suvokiama, kad šita politika, ją turėtų būti žiūrima, kur kas rimčiau, jeigu mes norime kažkokį tai proveržio turėti. Tai kadangi bendrai viskas prastai, kadangi bendrai kaip valstybė mes esame iš ES, jeigu žiūrėsime, tai iš 28 esame 22. Tai aš nežinau, ar čia net yra prasmės kažkaip labai jau išskirti provinciją ir didžiuosius miestus. Gerai, tai pavyzdžiui, jeigu atskyrus provincijas ir didžiuosius miestus, ar tai nepadėtų dar geriau, nežinau, spręsti problemą būtent nelygybės, ar geriau žiūrėti bendrai į valstybės plotmę ir neišskirinėti jokių atskirų jos dalių? Jeigu žiūrėti grinai taip instrumentiškai, ką mes galėtume padaryti, kad situaciją pagerintumėm, tai be jokios abejonės, kad kuo mes tas praktikas, ar politikas, ar priemonės nuleidžiam arčiau lokalaus lygmens, tai yra savivalda, bendruomenė ir panašus dalykai, tuo tų priemonių poveikis bus veiksmingesnis. Nes iš esmės žmonės gyvena savivaldoje, žmonės negyvena nacionaliniu mastu, taip, ir sakykime, tai, kas yra padaryta nacionaliniu mastu, kaip tam tikri įstatymai, kurie, sakykime, ten draudžia diskriminaciją, arba tai, ką Mindaugas paminėjo, tai nacionalinis lygmuo tai yra įstatymų lygmuo, aš taip suprantu. Savivaldos lygmuo tai yra tos praktikos, kurios gali padėti kiekvienam pajausti, kaip sakant, savo kūnu. Kaip yra ištekliai paskirstomi, ar mes, sakykime, kaip mokesčių mokėtojai, gauna paskui vienodą grąžą per tai, kaip yra įvairios programos vykdomos. Kaip pavyzdys toksai, visiškai primityvus. Jeigu, sakykime, mes kaip Vilniečiai visi sumokama už tai, kad būtų pastatytas stadionas, kuris jau labai seniai statomas ir mes jau labai daug mokame už tai, bet, sakykime, jis kažkada tai bus pastatytas. Ir paskui paaiškėja, kad vartotojai šito stadiono 80% yra vyrai.
nes stadionas yra tiesiog labiau pritaikytas jų laisvalaikiu, jų pomėgiams. Tai yra labai akivaizdus pavyzdys, kad mūsų bendri ištekliai nėra panaudojami vienodai. Šitoj situacijai moteris bus tos, kurios kaip ir nukentėjo, nes jos mokesčius sumokėjo, bet grąžos negavo. Arba jeigu, sakykime, susidurėme su tokia situacija, kad mūsų bendri mokesčiai, kad yra valomos gatvės, yra paskirstomi tokiu būdu, kad visų pirma yra nuvalomos važiuojamos dalys, bet pamirštama nuvalyti šaligatvius, nes jau nebeužteko išteklių, o žiema kaip visada mūsų užklumpa nepasiruošus. Ir tu žinai, kad statistiškai dažniau būtent vyrai važinėja privačių transportų, o moteris naudojasi viešų transportų ir dėl to dažniau vaikšto šaligatviais ir dėl to dažniau krenta, sulaužo kaulus ir netenka darbingumą ir taip toliau ir taip toliau. Tai čia yra tokios labai, kaip sakant, tokios smulkmenos, bet tu iš esmės bet kokią veiklą, bet kokį projektą, bet kokį išteklių paskirstimą, ar tai būtų pinigai, ar tai būtų erdvė, ar tai būtų dėmesys, ar tai būtų informacija, tu iš esmės gali skenuoti tokiu būdu ir matyti, ar mes kaip mūsų visuomenės gyventojai tuos išteklius turime galimybę gauti vienodai. Tai kuo tas yra arčiau žmogaus, to bus efektyviau. Gerai, tai Mindaugas. Tai tiesiog labai trumpai, jeigu kalbant, tarkim, iš įstatymleidystės pusės, tai pirmiausia, ko gero, skiriasi šeimos struktūra provincijoje ir mieste. Jūs tikriausiai nustebsit, bet statistiškai yra daugiau porų, kurios gyvena nesantuokoje kaimo vietovėse. Tai yra labiau paplitęs gyvenimo modelis, kai gyvenama nesudarius santuokos, turimi vaikai ir jie auginami. Ir šiuo atveju, tarkim, partnerystės įstatymų įteisinimas yra būtent priėmimas ir tam tikrų garantijų suteikimas skyrybų atveju būtų aktualesnis tiems žmonėms, kurie gyvena provincijos vietovėse. Taip pat mes galime kalbėti apie paslaugų prieinamumą. Tai yra kaimo vietovėse, tarkim, kontraceptikai ar kažkas kita, šeimos planavimo paslaugos yra irgi daug mažiau prieinamos negu mieste. Ir smurto užkardimo taip. Ir dėl to faktiškai tam tikros paslaugos moterim ir vyram, netgi kurie gyvena tam tose kaimo vietovėse, yra gan daug sunkiau pasiekiamas. Aš norėčiau atkreipti dėmesį nuo pačios lyčių lygybės temos ir problemos prie kalbėjimo, kuris paprastai yra užsukamas ir įdarbinamas. Nes, tarkime, Margarita pateikė pavyzdį apie viešojo ir privataus transporto naudotojus. Ar jis adekvatus, ar mes dabar įlipę bet kurį troleibusą, ar paskaičiavę, kiek ten yra žmonių, iš tikrųjų galėtume nustatyti, jog viešojo transportu važiuoja pagrindė moterys, o privačių vyrai. Tai tiesiog netiesa. Ir taip pat netiesa, tai netiesa. Margarita, aš važiuoju viešų transportų ir žinau, kad ten tikrai nėra vien tik moterų transportas. Bet gerai, aš ne apie tai noriu, o apie tai, kad tokiu būdu sudaromas tam tikras situacijos rėminimas, kur vaizduojama, kad na štai moterys yra tokia visuomenės dalis, kuri naudojasi tam tikromis paslaugomis, o ne kitomis, netgi pasirodo, tai jos yra tos vaikščiotojų šaligatvės, tai jos pėsčiosios, o vyrai vairuotojai, kaip galima susidaryti įspūdį iš tokių detalių. Ir tuomet lyčių lygybės problema tampa klausimo, kaip pertvarkyti visuomenę, kad ji, žodžiu, būtų palankesnė tradicinių vaidmenų atlikėjams ir atlikėjams toliau juos atlikti, kaip sudaryti palankesnės sąlygas moterims moderinti, aš vartoju tokį veiksmažodį, ir vyrams vyrinti. Nors tai yra klausimas, kaip toliau visuomenę adaptuoti ir maksimaliai padaryti tokiu, kad joje tos lyčių lygybės nebūtų. Kitas dalykas, į ką noriu atkreipti dėmesį, tai yra šitas atsilikusios Lietuvos kabutėse diskursas. Štai pažiūrėkite, lyginant Lietuvą su kitomis vakarų valstybėmis, joje yra labai baisu, čia yra tamsūs gūdūs lietuviai, kurie yra baisūs patriarchalai ir seksistai, nepalyginsi su, tarkime, Jungtinėmis
Junktinėmis Amerikos valstijomis ir visų kitų progresyvių pasaulių, kuris be abejo yra visas labai progresyvus. Na, irgi tai yra tiesiog objektyviai netiesa, empiriniai netiesa, nes užtenka pasidomėti, kad ir koks tas feminizmo diskursas yra Junktinėse valstijose ir bus pakankamai aišku, kad ten tam tikri dalykai, kurie Lietuvoje niekam neproblemiški, niekam nereikia įrodinėti, kad moteris negali to ar ano. Ten jie bus vis pateikinėjami kaip didžiulis atradimas, kaip naujovė, tai ten yra namų šeimininkių, nedirbančių karta iš kartos kultūra, ne Lietuvoje. Tai tiesiog ir istorija Lietuva turi gerokai šiuo klausimu pažangesnė negu daugelis tų šalių, iš kurių mes kažkodėl vis raginami mokytis ir mokytis iš esmės būtent tų pačių esencialistinių vaizdinių ir tų pačių lyties vaidmenų. Ir tai taip pat siejasi su kvotų tema, nes skirtingai nei Margarita ir galbūt kiti diskusijos dalyviai, aš nepalaikau kvotų sistemos, nes principas, kad štai žiūrėkite, politikoje yra tiek ir tiek moterų, ne pusė, mažiau trečdalis ar ketvirtadalis, o šalies gyventojų 50% sudaro moterys, tai aiman, kokia nelaimė pasirodo Lietuvoje nėra netgi demokratijos, neatstovauja dalies gyventojų Seime, niekas ir taip toliau buvo rimtai šitaip formuluojama. Toks kalbėjimas numato prielaidą labai groteskišką, kuriozišką ir būtent kylančią iš paties seksistiškiausio, paties patriarchaliausio galvojimo. Tai yra prielaida, kad štai moteris gali atstovauti tik moterys, o vyrus gali atstovauti tik vyrai. Prielaida, kurie turbūt retam, net ir visai nelinkusiam apie šios dalykus daug galvoti Lietuvos gyventojų pasirodytų maksimaliai keista prielaida, kad pasirodo ne politinės pažiūros, ne socialinė padėtis, ne interesai turėtų būti atstovaujami, bet lytis. Arba kad lytis tai yra politinės pažiūros, lytis yra interesai ir vadinasi, būtent šitam kontekste atsiranda iš tų pačių nevyriausybinių organizacijų, kurių veikla yra tiesiogiai ir netiesiogiai susijusi su lyčių lygybė. Būtent iš jų pusės atsiranda visokiausi raginimai, kad štai reikia keisti situaciją, reikia raginti moteris balsuoti už moteris, kad jų daugiau atsirastų Seime ir panašiai. Tai tokie raginimai grįsti prielaidą, kad būtent moteris yra profesija, moteris yra politinės pažiūros, moteris yra luomas. Todėl žmogų vien todėl, kad jis yra tos, o ne kitos lyties, turėtų atstovauti kiti taip pat pagal lytį. Tai ne, ačiū, aš tokios visuomenės nenoriu. Ir tokia visuomenė būtų kažkas gerokai panašesnio į Saudo Arabiją negu į bet kokią feministinę utopiją. Žodžiu, aš lenkiu visais šio vakaro pasisakymais ten, kad labai didelė ir esminė konceptuali problema lyčių lygybės diskursai yra pats mainstreaminis, pats dominuojantis aktyvizmas, kuris deklaratyviai siekia tos lyčių lygybės, bet tai, ką jis daro ir kaip jis daro, kokiamis priemonėmis jis remiasi, jis realiai ardo prielaidas bet kokiai realiai lygybė ir kuria antipatiją, tai jis paverčia tą žodį feminizmas tam tikrų pejoratyvų, tam tikrų keiksmažodžių ir iš dalies pelnytai, nes tai jis stiprino šitus stereotipus. Aš tada norėčiau Nidos paklausti, kaip jinai pavadintų tokią visuomenę, kur 54% visuomenės yra juodaodžiai, tačiau atstovaujamuose organuose jie sudaro mažiau kaip ketvirtadalį, nežinau, parlamento, senato ar dar kažkaip tai. Ar tikrai nekiltų mintis, kad šita visuomenė yra rasistinė? Ir nesvarbu, kad juodaodis žmogus galbūt nebūtinai atstovauja kiekvieno juodaodžio interesus, nes iš tikrųjų yra politiniai skirtumai, yra socialiniai skirtumai, išsilavinimo skirtumai, bet pats faktas, kad visuomenė, kur 56% juodaodžių, tik tai 23% jų yra
nežinau, sprendimo priėmimo gretose, kad tai iš tikrųjų byloja apie demokratijos stygių šitoj visuomeniai. Jeigu tokią visuomenę mes išdrįstumėm pavadinti rasistinę, nes mes išvelgtumėm struktūrinės rasizmo priežastis, tai kodėl, pritaikant tai lyčių sistemai, jos negalima pavadinti seksistinės ir kalbėti apie tai, kad toks žemas moterų atstovavimas politikoje ir sprendimų priėmime, jis iš tikrųjų byloja apie demokratijos stygių. Nors be abejonės, moteris nebūtinai atstovaus moterų interesus, nes tie patys moterų interesai yra labai skirtingi. Ar tu esi moteris mieste, ar tu esi moteris kaime, ar tu esi labiau konservatyvių pažiūrų, liberalių, nežinau, kairuoliškų pažiūrų, taip tie skirtumai yra. Bet pats atstovavimo principas, mano įsitikinimu, byloja apie labai didelis demokratijos spragas. Ir dar norėčiau pasakyti, kad tie, kurie nori paklausti klausimų iš publikos, tai klausimai bus diskusijos pabaigoje. Dabar nesivarginkit. Tai va. Na, aš hipotetinės Margaritos įvardintos visuomenės nevadinčiau skirtingai nuo jos rasistinė. Taip, tai būtų priežastis, dėl ko tas pasiskirstimas gyventojų faktinis ir tam tikrose valdžios institucijose yra skirtingas ir tai tiesiog būtų empirinis klausimas, kodėl taip yra, galėtų būti daug priežasčių. Galėtų jos būti kartais ir rasistinės, galėtų būti visas kompleksas įvairiausių dalykų, dėl ko taip nutinka, bet vien dėl to imti ir teigti, kad ta visuomenė rasistinė būtų, švelniai tariant, neadekvatu. Tuo labiau sakyti, kad tai yra demokratijos stygius, kad demokratijos buvimo kondicijos sine qua non, būtina ir pakankama sąlyga, esą tiesiog tiksli proporcija visas fizinės ar kultūrinės savybės turinčių individų valdžios institucijose, kaip ir pačioje visuomenėje. Na, tai būtų tokia pat keistenybė, kaip staiga peržvelgti visus savo Facebooko draugus ir staiga atrasti, kad, tarkime, tarp jų mėlynakių ar iš tam tikro regiono ar dar pagal kokią nors savybę pasiskirščiusių ar tam tikros lyties yra daugiau negu kitų ir staiga tarti, kad pasirodo aš juos pasirinkdamas matyt buvau nedemokratiškas, seksistas, rasistas ar dar koks nors. Tiesiog pasiskirstimo priežastys gali būti kuo įvairiausios ir tarti, kad žmonės atstovauja valdžios institucijose teisingai ir demokratiškai tik tai individai panašus į juos būtent odos spalva, biologinė lytimi ar panašiais kriterijais. Tai tokia situacija realiai būtų ne demokratijos priemonėmis išgaunama, nes Lietuva yra demokratinė valstybė, Lietuvoje vyksta laisvi rinkimai ir turbūt pati Margarita sutiks, kad būtent moterys dažniausiai nebalsuoja už moteris, kokios tos priežastys teisingos, neteisingos, idiosinkratinės ar kolektyvinės yra atskiras klausimas, bet būtent demokratiškai balsuodami piliečiai patys taip paskirsto savo prioritetus. Tai išgauti visuomenę, pasiekti tokią visuomenės struktūrą, kurioje tiksliai procentais būtų atspindima tiek ir tiek gyventojų pagal lytį biologinę, tiek ir tiek pagal kokias nors kitas fizinės charakteristikas, tiek ir tiek, tarkime, pagal amžių ar pagal regioninę gyvenamą vietą ar pagal kilmę yra Seime, kiek jų apskritai sudaro Lietuvos Respublika, būtų įmanoma tik itin keistais dirbtiniais mechanizmais, tik tai per prievartą juos tokiu būdu paskirstant. Čia tas pats kaip teigti, kad Lietuvoje nėra demokratijos, nes štai žiūrėkime, tiek ir tiek žmonių yra gerokai jaunesni už vidutinį Seimo narį, o Seime amžiaus vidurkis yra aukštesnis, tarkime, negu šalyje. Tai iš to daryti išvadą, kad šalyje nėra demokratijos, būtų švelniai tariant keista. Nelygu, kaip supranti demokratiją. Tai man atrodo, gyvena 21 amžiuje ir tokiam regione kaip Europos Sąjunga, įsivaizduoti, kad demokratija yra tolygų visuotiniai rinkimai, tai jau yra tas pats kaip džiaugtis mūsų medicinos lygiu, vien dėl to, kad chirurgai išsiplauna rankas prieš darydami operaciją. Jau dabar yra kalbama nebe apie rinkimų demokratiją, apie atstovavimo demokratiją. Ir ta prasme, mes nepatenkame į visuomenių, kur demokratijos kokybė demokratijos įvertinama kaip aukšta.
Mes esame prie besivystančios demokratijos valstybių, nes su atstovavimu iš tikrųjų yra didelės problemos. Bet vis tik tai grįžtant prie tos diskusijos, kad, ta prasme, kad gali būti įvairios priežastys į tam tikras sprendimo priėmimo, reiškia, tas pozicijas, tai vėlgi mes turime suprasti, kad mes interpretuojam tą situaciją kontekste. Ir jeigu mes gyventume visuomenė, kuri nėra rasistinė, ir kuri nėra seksistinė, ir kuri neturi patriarchalinio, reiškia, ilgo tos istorijos ir paveldo, mes galbūt galėtumėm numatyti, kad yra tų įvairių priežasčių. Bet vis tik tai tas kontekstas mums leidžia daryti prielaidas, kad toks kalbėjimas, kad tarsi priežastys yra kažkokios kitokios negu rasizmas arba ten, nežinau, patriarchalinis paveldas, tai yra tiesiog nenoras matyti struktūrinių kliūčių, kodėl tų juodaodžių, ar moterų, ar kažkokių tai kitų pažeidžiamų grupių, kodėl jos neatsiranda. Ir man atrodo, kad tos kalbėjimas tai yra vandens pilimas ant dominuojančios sistemos, nežinau, tų girnapusių. Aš tik taip galėčiau tą paaiškinti. Gerai, vadinasi, aš pilu vandenį ant girnapusių, bei ant girnapusių vanduo nepilamas, jis pilamas ant vandens malūnų regis. Vadinasi, aš jį pilu tuo, kad nebalsuoju už Graužinienę, taip išėtų. Ne tuo, bet tuo, kad yra, suprantat, yra pasakoma, kad štai moteris nebalsuoja už moteris ir taip toliau, pamirštant, kad kada žmogus ateina prie balsadėžės, tai yra jau paskutinė šito demokratinio žaidimo fazė. Mes kažkaip tai nešnekam apie tai, kiek yra prieš tai daug padaroma, kad tos moteris arba vyrai nepabalsuotų už moteris. Kaip yra suformuojama opinija apie moterį politikę, kaip yra apskritai socializuojamos moteris, kur, sakykime, lyderystės įgūdžių jos, nežinau, neįgauna tol, kol nenušvinta kažkaip ir nesuvokia, kad kažką reikia daryti su visu tuo. Mes, pavyzdžiui, net nekalbam apie tai, kad pati rinkimų sistema daro labai didelį poveikį, ar moteris pateks į parlamentą ar ne. Ir, sakykime, priklausomai nuo to, kokio ekonominio lygio yra visuomenė, suveikia visai kitos rinkiminės sistemos. Pati nepalankiausia rinkiminė sistema moterims yra vienmandatės rinkiminės apygardos. Nesvarbu, kokio ekonominio išsivystymo lygio būtų visuomenė. Mišri sistema rinkimų, tokia kokia yra Lietuvoje, jinai yra tokia, dėl to, kad mišri, tai yra, kaip sakant, jau vienmandatė savaime yra nepalankios. Tai dabar čia viskas priklauso nuo to, koks ekonominis išsivystymo lygis. Kuo yra žemesnis išsivystymo lygis visuomenė, jeigu jinai yra besivystanti, palankiausios yra griežtos kvotos, kad yra tiesiog pasakyta, kiek vietų turi užimti, moteris užima tas vietas, jos patenka į Seimą. Ne į Seimą, į parlamentą. Mūsų lygio išsivystymo visuomeniai pati palankiausia rinkiminė sistema yra uždari rinkiminiai sąrašai. Labai išsivyščiusiom ekonomiškai valstybėm moterims palankiausia yra atviri rinkiminiai sąrašai. Tai va suprantat, netgi tai, kaip yra sudaromos tos demokratinio žaidimo taisyklės, jau savaime jos numato, kad moterių bus arba daugiau, arba mažiau. Todėl tas mūsų toks įsivaizdavimas, kad mes čia taip atvirai, skaidriai, reiškia, žaidžiam tą demokratiją ir kad čia tarsi savaime tos moteris nepatenka arba joms savaime trūksta iniciatyvos kažką tai padaryti, tai yra tiesiog nesąžininga. Nesąžininga vėl tai, kad, sakykime, moteriai, jeigu jinai nori daryti politinę karjerą, tai jūs supraskite, tu turi dirbti mokamą darbą, kad valgyti, taip, tu turi dirbti antrą pamainą tam, kad pasirūpintum šeima, nes mes vis tik gyvenam patriarchališkoje visuomenėje, kur įsivaizduojama, kad tai moters yra atsakomybė. Tu turi rasti laiko dar visuomeniniam darbui, kur tu turi lygiavertiškai konkuruoti su ten esančiais vyrais, kurie žino, kad grįžę namo ras vakarienę. Ir paskui dar tu esi apkaltinama to, kad tu kažko tai nepadarai, jau nekalbant apie tai, kad tau yra reikalingi ištekliai tą viską daryti. O ištekliai, kaip žinia, irgi yra ne moterų rankose. Todėl nekalbėkime apie skaidrų žaidimą ir demokratiją ir kaip čia viskas savame suprantama ir kaip čia jos tarsi vat neteina, nenori ir kad už to nėra struktūrinių kažkokių tai kliučių. Labai įdomu politika. Taip, aš tiesą sakant pritarčiau iš dalies tiek Nidai, kad lyties vaidmuo yra labai sureikšminamas, tačiau taip pat pritarčiau Margaritai, kad mes iš tikrųjų gyvename visuomenėje, kur lyties vaidmuo yra sureikšmintas.
Ir realiai moterys, kurios neturi vaikų ir yra nevedusios, jos netgi neretai uždirba daugiau negu vyrai statistiškai ir yra geresnėje padėtyje. Moterų problemos prasideda, kai jos susilaukia vaikų. Tokiu atveju jos iškrenta iš darbo rinkos keliems metams paprastai, kadangi dažniausiai eina atostogų. Vėliau tas iškritimas iš darbo rinkos sudaro galimybės prarasti kvalifikaciją, kadangi ypač šiais laikais, kai labai sparčiai keičiasi technologijos ir jeigu darbas yra susijęs su technologijomis, po 2 metų, kiek teko yra kalbėti su darbdaviais, kurie sako, nu taip, mes turim išlaikyti tą darbo vietą, bet atleiskit, ir grįžta po 2 metų, jinai nebesupranta, kaip dirbti su ta nauja technologija. Tai būtent dėl vaikų auginimo vėliau iškrentame iš darbo rinkos ir kadangi moterim tenka didžioji dalis namų ruošos, tai moteris susilaukusi vaikų vėliau turi mažiau laiko dalyvauti bet kokioj visuomeniniai veikloj, jeigu nepasidalinama šeimoje našta po lygiai. Ir iš esmės, kol lyčių vaidmenys yra taip sureikšminti, kad moteris prižiūri vaikus ir iš esmės jinai turi tuos vaikus užauginti, taip ir pradeda formuotis ta struktūrinė nelygybė. Nes dalyvauti, tarkim, net ir pačioj partinėje veikloje, moteriai yra sunkiau, todėl kad jinai dar turės padaryti ir vakarienę, tarkim. Rasiu žodis ir po to dar jau. Labai trumpai apie motinystės atostogas. Tiesiog gal būtų gerai pagalvoti, kaip jas kitaip pavadinti, galbūt net ir, nežinau, valstybės kažkokiuose dokumentuose. Tai atostogos. Vaiko priežiūros atostogos. Bet tos atostogos tiesiog tarsi atrodo, kad moteris išėjusi auginti vaikų, ji neatostogauja. Bet tas tiesiog labai sudaro blogą tokį įspūdį. O šiaip tai manau, apibendrinant, tai Nida turbūt labai postmodernistiškai, jeigu aš nežinau, ar taip save laiko, tokia postmodernė filosofė, tai turbūt nežinau, ką tai reiškia, galbūt įvairiai vėlgi interpretuojama, bet čia susiduria tokios 2 kryptis, kai norima idealaus vaizdo ir vis dėlto labai naudinga yra tiesiog įkišti tą koją į tarpdurį. Tai va tai, ką Margarita sako, tai ta foot in the door, o tai, ką Nida sako, turbūt yra tai, kas galbūt ateityje norisi tokios sąmoningos idealios visuomenės. Tai va, Nida, norite pasakyti, ką nors? Na, norėjau pridurti, kad esminė priežastis, kodėl apskritai atsiranda tokie dalykai kaip žmonių skirtingas vertinimas dėl lyties, tai yra ne kas nors kito, patys lyčių vaidmenys. Ir Mindaugas čia teisingai pastebėjo, kad būtent socializacija, būtent įėjimas į tapatybę, susitapatinimas su ja, ir tai dažniausiai nutinka būtent per tam tikras šeimos struktūras. Taip nutinka, taip susidaro. Būtent tai yra problema, o ne kažkokie kiti dalykai. Ir jeigu sakiau, kad demokratinėje visuomenėje, o Lietuva formaliai yra demokratija ne mažiau negu bet kuri kita, ir jokia kita šalis, kuri mus moko demokratijos, nėra nei iš tolo turinti senas ir gilias demokratijos tradicijas, nes tokio apskritai pasaulyje niekur nėra. Tai irgi empirinis faktas, niekas nėra su tūkstantmečių ar šimtmečių senumo demokratija, tai tiesiog vienas iš žiniasklaidos mėgstamų tampyti pirmin ir atgal nesusipratimų skirtų tiesiog mums savyje puoselėti tam tikram savęs graužimui ir tokiam liokaiškam bandymui teisintis ir aiškintis, kad štai mes visi kažkokie esame atsilikę blogesni, tai tiesiog netiesa. Taip, demokratinės visuomenės formalūs įstatymai nereiškia, kad piliečiai, individai, kurie jais naudojasi ar dalyvauja tose struktūrose, neturės iš ankstinių įvairiausių jau suformuotų dispozicijų elgtis vienu ar kitu būdu, manyti apie kitus žmonės, taip pat ir priklausomai nuo lyties, kad jie štai kažko nesugeba arba galbūt kai ką per gerai iš prigimties moka. Nuo to tai neapsaugos ir aš ir neketinau nieko panašaus pasakyti, kad čia tai
įrodinėti. Iš Margaritos pusės būtų laužtis per atviras duris, bet pati nuostata, kad galima tai pakeisti kaip tik toliau stumiant pirmin šitą tapatybių politiką ir pageidaujant, kad kvotų ir panašių priemonių pagalba arba dirbtinių įvairiais būdais skatinamų simpatijų vėlgi toms pačioms lyties tapatybėms priemonėmis bus kažkas pakeista, tik duotų tik priešingą rezultatą, kad nieko panašaus nenutiktų. Labai puikiai čianais nuo Mindaugo politikos perėjom prie šeimos. Ir labai įdomu sužinot, kokia situacija yra šeimose, kas pasikeitė 10 metų nuo įstojimo Europos Sąjungą ir pablogėjo ar pagerėjo, kaip šeimos nariai, vyrai, moterys žiūri į save šeimoje, kaip jie save supranta, kaip jie supranta kitus šeimos narius. Tai nuo Rasos šį kartą pradėjau. Vėlgi, aš neįsiplėsiu, kadangi aš savo studentams, kai pradedu pirmą paskaitą, aš jų klausiu, kokie yra požymiai, kad mes gyvenam patriarchalinėme pasaulyje. Ir jie dažniausiai vardina, kad tai yra smurtas, kad moteris uždirba mažiau ir taip toliau, ir taip toliau. Ir niekas nepasako, pažiūrėjau, tokios smulkmenos, kaip tai, kad moteris ima vyrų pavardės. Ir kai paklausi apie tai, sakykime, ar jie galvotų, kad tai yra kažkoks simptomas, kad tai yra, mes gyvename patriarchalinėme pasaulyje, jie sutinka. Ir aišku, kad ta smulkmena tiesiog indikuoja tą visą šeimos struktūrą, nes moteris išnyksta, vyras pasidaugina, jisai tampa jo daugiau, jo pavardė yra pavadinama moteris, tada vaikai. Aš netgi turiu tokį pažįstamą, kuris Škotijoje savo namą yra pavadinęs savo vardu ir jų šuniukai taip pat yra jo vardu pavardę pavadinti. Jis tiesiog labai pasidaugina daug kartų. Ir tai vyrui galbūt suteikia psichologinį tokį didesnį stuburą. Ir žinant, kad mes gyvename pasaulyje, kuriame Dievas yra vyras, taigi vyras yra Dievas, formulė, tai visa tai galbūt transliuojama į šeimos, visuomenės struktūrą, į šeimos struktūrą. Tai pradedant keisti galbūt nuo pačios šeimos, jos vidinio suvokimo, ar galbūt moteris čia, kaip siekdamos būti, čia pasakyti, daugiau sąmoningos, joms prireikia būti dažnai daugiau sąmoningoms, nes jos turi daugiau įdėti jėgų, išvystyti savo tapatybę, suvokti savo tapatybę, rasti kelius, kaip išgyventi šitame pasaulyje. Jos galbūt pirmos pradeda keisti tą šeimos struktūrą ir tada ne tik nuo Dievo keliauja kelias tiesis žemyn, bet ir nuo apačios, nuo žmogaus psichikos kuriasi kitokią struktūrą, psichologinę struktūrą išorėje. Tai, sakykime, kuri pasireiškia įvairiais dalykais. Netgi kai kada įsivaizduojame, kad Dievas yra moteris, pavyzdžiui. Ir tai padeda pakeisti struktūrą šeimoje, netgi galbūt, ar net tapatybę, moters tapatybę šeimoje. Kalbant vėlgi įstatymų lygmenių, tai aš manau, kad šiek tiek plėtojosi motinystės apsauga. Yra darbo kodekse įtvirtinta, kad šiuo metu nėščios moteris besilaukiančios, tarkim, negalima atleisti iš darbo, nors po naujo taip darbo kodekso priėmimo, tai tokios galimybės atsiras. Bet realiai iki šiol yra labai menkas progresas, tarkim, įstatymų lygmenių, tiek derinant darbą ir šeimą,
tiek priimant mes bandėme pateikti įstatymo projektą dėl to, kad būtų žmonės priimant į darbą nediskriminuojant dėl šeiminės padėties, tai yra nebūtų klausiama darbdavio, ar nesiruošia susilaukti vaikų ir po to aš 2 metus turėsiu mokėti tėvystės ar motinystės į atostogas. Bet šitai yra blokuojama. Iš esmės Seime, aš neslėpsiu, blokuoja konservatoriai, kadangi sako, kad tai griautų šeimos vertybės. Paprasčiausiai progreso Lietuvoje, ypač nuo įstojimo į Europos Sąjungą, aš šeimos santykių srityje nematyčiau. Tai yra daugiausia progresas buitiniam lygmenyje, bet jokių būdų ne įstatymų lygmenyje. Iš karto pranešu, atsiprašau, už 10 minučių turėsim 10 minučių pertrauką, tai dar keletui žmonių. Čia aš dabar 10 minučių galiu šnekėti. Nu, į sveikatą. Apie kalbą. Aš tai manyčiau, kad jeigu tą imti šeimos sritį, tai čia matyti taip ambivalentiškai, reiškia, bet kokius tu išimtum tokius kaip ir indikatorius. Sakykime, toks indikatorius, kad ženkliai daugiau vyrų ima vaiko priežiūros atostogas, tai sakytum, kad kaip ir keičiasi ta tokia nusistovėjusi ta norma, tie lyčių vaidmenys ir aš manyčiau, kad ypač ta jaunesnė karta jau dabar kaip ir nėra tokia labai didelė problema vyrui pasakyti, kad pavyzdžiui jisai ima vaiko priežiūros atostogas, nors antra vertus, kada tu žiūri statistiškai, tai ta statistika tai nėra toks kažkokį tai kokybinį lūžį parodantys skaičiai. Lietuvoje kažkur apie 13% vyrų, kurie susilaukia vaikų, pasinaudoja teisę imti vaiko priežiūros atostogas. Tai yra ženkliai daugiau negu daugumoje ES valstybių, bet tai toli gražu nuo to, kaip mes norėtumėm, kad būtų absoliučiai vienodas pasidalinimas tarp vyrų ir moterų šita pareiga, nes tai rodytų, kad tie lyčių vaidmenys keičiasi. Bet vis tik tai 13% tai yra daug, turint galvoje, kad pas mus įstatymais nėra numatytos taip vadinamos, liaudyje vadinamos tėčių kvotos, kur yra pasakoma, kad jeigu tėvas nepaima atostogų, tai tie mėnesiai tiesiog dingsta. Taip, mes šito neturim, čia yra kaip toks laisvas pasirinkimas ir tai yra iš tikrųjų neblogi rodikliai. Antra vertus, jeigu jūs pasidomėsite ES lyčių lygybės indeksu, jūs matysite, kad ten yra toks indikatorius, jis vadinamas laiko panaudojimas ir jisai skaičiuoja, kiek laiko, tas balansas tarp vyrų ir moterų, kiek žmonės skiria laiko įvairioms buities pareigoms ir galimybei, realizuoti save kažkokiai socialiniai veikloj, visuomeniniai veikloj. Tai šitas atotrūkis yra padidėjęs nuo 2005 metų. Kitaip sakant, ir padidėjęs moterų nenaudai. Tai rodo, kad moteris daugiau neša tos naštos ir visos tos buities, kuri paskui joms, kaip jau Mindaugas minėjo, labai stipriai trukdo aktyviau integruotis į kitas sritis. Tai tarsi vienose srityse mes lyg ir matom tokius nedidelius progreso žingsnius, dekonstruojant tos įsisenėjusius vaidmenis lyčių, bet kitose srityse mes tarsi matom tokį grįžimą atgal. Tai ar čia yra progresas, ar jo nėra, labai sunku pasakyti. Tai, ką konservatoriai Lietuvos įkandinių Jungtinių Amerikos valstijų neokonservatorių vadina šeimos vertybėmis ir aktyviai konstruoja kaip tam tikrą socialinį modelį ir yra šiaip pagrindinis mechanizmas, kuris turėtų gaminti lyties tapatybės, tuos vadinamus lyčių vaidmenis, gender, žodžiu, formuoti individus nuo vaikystės, nuo gimimo, būtent kaip vyrus arba kaip moteris turinčius tam tikrą atitinkamą savimonę, įgyjančius atitinkamus interesus, prioritetus, štai tu mergaitį nedaryk taip, tu berniukas neverk ir panašiai. Bet svarbu, mano manimu, atkreipti dėmesį į tai, kad ne tik konservatoriai, ne tik radikalūs dešinieji šitą diskursą naudoja, bet jis yra tas pats, tik tai kiek kita forma perteiktas diskursas, kurį naudoja taip pat ir
visas sektorius nevyriausybinių organizacijų dirbančių su lyčių lygybės didinimu ir taip pat ES instrumentarijus tuo remiasi, kada būtent kalbama apie kvotas, apie ką šiandien jau buvo minėta paprastai, motyvuojama, kodėl to reikia, pateikiant tam tikrą dažniausiai neišplėtotą metafizinę schemą, kad štai kodėl to reikia. Todėl, kad galbūt jeigu daugiau atsiras moterų politikoje, tai pasikeis pati politika į gerą, galbūt jos padės geriau ir efektyviau priimti ekonominius, kultūrinius, politinius sprendimus ir panašiai. Būtent taip formuluojami įvairūs klausimai anketose, kuriomis remiantis daromi tyrimai, kuriais savo ruoštų toliau matuojama yra ta lyčių lygybė ir ką reiškia tokie klausimai, ką reiškia pats tokio pobūdžio agitavimas už lyčių lygybę, apeliuojant būtent į moterų tam tikrą naudingumą, sprendžiant įvairius kultūrinius, ekonominius ar politinius klausimus. Na, jeigu tie žmonės, taip kalbantys, yra remiami prie sienos arba ir patys geranoriškai pasisako, ką jie turi mintyje, tai dažniausiai paaiškėja, kad jie tiki arba tam tikrų esencializmų, kad štai moterys pagerins situaciją politinę dėl to, kad jos turi specifinių gebėjimų spręsti įvairias konfliktinės situacijas, nes matote skirtingai nei vyrai, kurie agresyvūs ir nori dominuoti. Moterys tokios nėra, joms svarbiausia yra rūpestis kitais, bendruomeniškumas, ne asmeninis ego, ne konkurencija, o galbūt kompromisų paieškos, jos yra tos, kurioms rūpi labiau įvairios su sveikata, su vaikų priežiūra, su edukacija ir panašiais dalykais susijusios temos. Žodžiu, tai būtent todėl jų didesnis pasirodymas viešame gyvenime ir politikoje turėtų būti naudingas, efektyvus ir siektinas. Žodžiu, šitas pats mąstymas, kuris yra fone politinės agitacijos už lyčių lygybės plėtrą, aš tą vadinau gender mainstreaming, jis rėmėsi tiksliai tomis pačiomis prielaidomis, kuriomis ir konservatoriškas šeimos vertybių diskursas. Jis irgi rėmėsi prielaidomis, kad moteris yra visai kito tipo žmogus nei vyras, štai ji yra linkusi ne konkuruoti ar pirmauti, bet bendradarbiauti, joms įdomiau tas, o ne kitas, jos turi tokių, ne kitokių sugebėjimų, arba iš prigimties, esencialistiškai, arba dėl, tarkime, įvairių gyvenimo eigoje susiformavusių dalykų. Žodžiu, čia irgi tikima tuo, kad egzistuoja ir turi būti išsaugotos tapatybės. Ir jeigu mano feministinėje utopijoje individas nebūtų aprūpinamas jokia su lytim susijusia tapatybė, tai čia yra kaip tik norima tas tapatybės toliau konservuoti ir išsaugoti tiksliai taip, kaip tą daro konservatoriai. Tik jei konservatoriai sakytų, kad dėl šitos priežasties, juk štai moterys yra kitokios nei vyrai, tokios ir anokios, jos neturi dalyvauti politikoje arba mažiau. Tai šio tipo kairė, neoliberalistinis diskursas, kartais tarsi prisistatantis kaip kairė, jis sakytų, kad tai dėl to jos turi dalyvauti politikoje, kad pati politika pasikeistų. Aš sakyčiau, kad pats šitas diskursas yra pagrindinė problema, tai jo neturi būti. Gal moteris turėtų dalyvauti tame diskurse vien dėl to, kad įrodytų, jog lytis yra taki. Vien jau dėl to, kad karjeros siekianti moteris ir dirbanti moteris dieną yra agresyvi, energinga, kompetitinga, arši, tokia pati, kaip, sakykime, kai kas esencialistai priskiria šias savybės vyrams. Grįžusi namo, jinai tampa globojanti, mylinti, besirūpinanti mama, ar ten kažkokia tai žmona, ar taip toliau. Ir tuo pačiu vyras, vėlgi, negalima sakyti, kad jis, na kaip visi įsivaizduojam, yra dominuojantis ir agresyviai siekiantis karjeros, paminantis kitus. Namo grįžta ir jis yra toks pat, ar ne? Vis tiek jame kažkaip tas lyties takumas, tas esencialisnis keičiasi, ar ne? Tai vien jau dienos bėgyje mes matom, kaip
tos lyties kategorijos, kurios priskirtos vyrams ir moterims stereotipiškai, jos tiesiog persimaino, iš moters teka į vyrą, iš vyro teka į moterį. Tai sąlygo ir korporatyvinis pasaulis, kad jisai būtent tokias savybės reikalauja žmonių turėti, būtent tiesiog kautis toje arenoje verslo ir taip toliau. Tai galbūt moteris, dalyvaudamos, kuo daugiau dalyvaus, to mes visi matysime, kad ir moteris, ir vyrai yra visokie. Galbūt taip galima pasakyti. Kalbėjom apie politiką, apie šeimą, apie bendrą situaciją ir dabar galėtume prieiti prie sprendimo būdų, ką vertėtų padaryti, kas turėtų būti padaryta geriau, gal švietimas kažkaip taip pakeistas. Apsistokime ties švietimu iš tiesų. Pakalbėkime, kas būtent šitoje sferoje turėtų būti padaryta, kad lyčių lygybė galbūt būtų šiek tiek kitokia, geresnė. Ir pradėkime nuo Rasos. Čia pats sunkiausias klausimas. Ką reikia daryti iš tikrųjų, nes labai lengva yra tik tai filosofuoti, mąstyti, analizuoti, tai čia yra įdomus užsiėmimas. Bet ką pakeisti, tai tiesiog pakeiskime mažus dalykus savyje. Visų pirma, kaip jau čia buvo minėta, kad labai dažnai perkam žaislus savo ten dukterėčiams, sūnėnams, vaikams ir taip toliau, kurie yra suskirstyti pagal lytį. Sakykime, vienas iš tų dalykų. Tiesiog pastebėti tos mažus dalykus, klausti savęs apie savo sprendimus ir savijautas per tą lyties galbūt prizmę, jeigu jau kalbam apie lytį, ar ne? Tai, pavyzdžiui, kodėl aš noriu rengtis taip? Kam tai naudinga, kas man iš to, ar ką aš noriu to pasiekti, ir kas man svarbu tuo parodyti, ar ne? Nes netgi ar aš noriu kažką pasakyti, ką aš noriu tuo pasiekti. Ir jeigu mes visą tai nagrinėsim per lyties prizmę, tai pasirodys, išlys labai daug dalykų apie mus, kurių mes net neįsivaizdavom, kad turim galvoje. Kad mes, nežinau, tiesiog į viską atkreipti dėmesį. Netgi tokius dalykus kaip nesenai dariau tokį eksperimentą su savo studentais, mes tiesiog parašėm tekstą, ranka jie parašė visą tekstą, tokį visą puslapį A4 formato ir lyginome rašysenas. Ir žiūrėjome, ar atitinka tą stereotipą, kaip sakoma, kad, vaikinai ten rašo plačiau, bet kaip ir ten netvarkingiau, o mergaitės tai jau ten rašo suspaustai, mažai vietų, tvarkingai, jų tekstas telpa į pusę puslapio, ten, sakykime, o vaikinų tai jau į visą puslapį ir taip toliau. Tai atkreipti tokius dalykus, mažus. Toliau į didesnius šeimos rate, kas kokiam roliam pasiskirsto. Jeigu studijuojat, tai kodėl renkatės tą profesiją? Ar jūs pasirinkote inžinerinę profesiją vien dėl to, kad jūs vaikinas, arba kalbas vien dėl to, kad jūs mergina, ar ten psichologija, kur kursą paprastai būna iš 60 žmonių, 8 vaikinai kokie nors, ne psichologijai. Ir taip toliau. Tai juk viskas yra suskirstyta pagal tuos lyčių stereotipus. Vėlgi, tiesiog atkreipkim viską dėmesį. Ir tiesiog aktyviai dalyvaukime įvairiose veiklose, kaip šiandien jūs atėjot ir klausot ir įsinešit daug idėjų. Gaila, kad mes negalim jūsų visų išklausyti, nes mane visą laiką nustebina, kiek jūs esat tikrai išsilavinę ir kiek žinot ir kiek norit, jauni žmonės nori pakeisti tą pasaulį. Tai tokie būtų patarimai. O aišku, įstatymai ir visa kita čia jau, žinoma, siekti to reikia visiems mums dalyvauti, kad įvyktų realūs pokyčiai.
Na, didysis tikslas būtų demontuoti lyties atstovų ir atstovių pačią paradigmą, mąstymą apie save ir apie kitus, savęs ir kitų suvokimą per šitą lyties atstovo kategoriją. Čia frazė tokia paimta iš kasdienės vartosenos buitinį, bet ji labai tiksliai atitinka ir tai, kas realiai tos lyties tapatybės yra ir kaip jos funkcionuoja. Ir todėl, manau, ji verta taip pat ir akademinio naudojimo, nes ši frazė lyties atstovas arba atstovai nurodo, kaip realiai, aišku, nelabai įsimastydami ir nereflektuodami žmonės suvokia save ir visus aplink, kaip būtent ne asmenis, ne individus, ne konkrečius žmonės, bet kaip atstovaujančius tam tikrą bendrą universalią kategoriją, tą moterį didžiąją raidę arba vyrą didžiąją raidę, kažkokią ideaciją, kondensatą lyties vaidmens, kurį vienaip ar kitaip intensyviau ar mažiau intensyviai esą atstovauja kaip platoniška idėja visi tam tikrų būdų. Tai šitas konceptas, šita patybė, šis noras būti atstovu kažko, netgi tokio keisto dalyko kaip lytis, yra pagrindiniai priežastis, kodėl iš vis egzistuoja toks dalykas kaip nelygybė lyties pagrindu. Ir jį suardyti nereikštų prievartinio atėmimo iš žmonių, kurie puikiai jaučiasi būdami tais atstovais ir mintis, kad jie galėtų jais nebūti, juos išgąsdintų, žodžiu, prievartinio atėmimo iš jų šito džiaugsmo, tai be abejo nereiškia. Aš net manyčiau, kad feminizmas turėtų būti ne visiems. O tiems, ką šita mintis, kad aš esu ne aš, o atstovauju štai šį abstraktų, banalų ir primityvų konceptą, yra įžeidžianti, tiesiog įžeidžianti, kad štai pasirodo, aš renkuosi tą ar kitą specialybę, taip ar kitaip noriu atrodyti, rodau ar slepiu tam tikras savybės, įgyju dispozicijas, ne todėl, kad tai aš toks žmogus ar individas, bet todėl, kad aš atstovauju, ką tokį atstovauju lytį. Ir pasitalpinu taip į vieną iš dviejų galimų getų ir džiaugiuosi tokią įspūdingą ir stulbinančią pasaulio įvairovę. Tai yra šiaip jau žaidimas kiekvienam mąstančiam žmogui, kuris turėtų norėti būti kai kuo gerokai daugiau negu viso labo lyties atstovų. Ir džiaugtis, kad gerai atlieka šitą vaidmenį. Tai vienas iš pagrindinių dalykų, sakyčiau, yra būtent demontavimas arba pasiūlymas kelio, kaip tą padaryti šitos konceptualinės schemos per prievartą, niekam jos nesiūlant ir netimant šito kasdienybės džiaugsmo iš tų, kam visiškai gerai yra taip gyventi. O tai čia būtų toks konceptualinis sprendimas, kuriam yra priešinga tai, ką šiandien jau daug kartų įvairiom formom bandžiau minėti. Priešingas yra būtent šis paneuropiniu lygiu pasireiškiantis interesas tarsi siekti lygybės, bet siekti ne sex equality, bet gender equality, tą gender vartojant kaip sex, suplatant šitas kategorijas ir, žodžiu, kaip tik ugdyti tapatybės ir tada džiaugtis, kad štai tarp jų yra balansas. Vadinasi, toliau bandyti žmonės dar stipriau, dar intensyviau, dar sąmoningiau laikyti tuos tapatybių getuose, dresuoti juos kaip lyties atstovus, tik pasakyti, kad štai jūs lygus, dėl to jūs irgi galite, jūs tiesiog turite būti priimti visur, o ne išblokšti tos tapatybės pagrindų, bet kaip tik priimti jos pagrindų, kas yra iš esmės tas pats ir gal net ir dar blogiau. Tai šis rėminimas, ši politika atstovaujama tiek įvairių įstatymų lygmenyje, fondų rėmimo būdu, Europos struktūrinių fondų turiu mintyje ir taip pat nevyriausybinių organizacijų, kurios
gyvena iš projektinės veiklos ir noriai perima šitą diskursą pavidalu būtent per visas šias iniciatyvas tampa sunkiau negu bet kada anksčiau atsikratyti šitos lyties atstovų dispozicijos, nes tai jie primena veikiau didesnį tikimybę, ne kad kažkoks patriarchališkai mąstantis šiaip žmogus iš gatvės ims ir prikabins lūkestį ir kategoriją atitinkamą lyties pagrindu, bet veikiau tą padarys kažkas iš šiuo įvairovės, kaip aš ją vadinu, būdų feministuojančių asmenų. Tai sakyčiau, kad viena iš praktinių problemų, kaip siekti tos realios lyčių lygybės, tai yra diskredituoti šio pobūdžio feminizmą. tą, kuris save steigia per visokiausias lyčių sinergijas, lyčių balansus, tapatybių puoselėjimus ir panašiai. Na, man taip ir nepavyko suvokti, kuo gender equality yra prasčiau už sex equality, arba kuo sex equality yra geriau už gender equality, jeigu sex yra toks pats konstruktas kaip ir gender, ir tai irgi yra įdėjimas į tam tikrą dėžutę, bet matyt, čia jau ne šitos diskusijos tema. Aišku, būtų labai smagu dekonstruoti visas dėžutės, kuriuose mes esame, bet klausimas, kaip tą padaryti. Nes netgi tuomet, kada tu suvoki, kad ta dėžutė yra negerai, bet pavyzdžiui, tu kaip suaugęs žmogus esi atsakingas už jauno žmogaus socializaciją. Ir tu labai puikiai jauti, kad bet koks tavo judesys, ta kryptimi, kad, na, tarsi kaip ir kitaip suformuoti tą tapatybę negu įprasta visuomenė, gresia, nepabijosiu to žodžio, patyčiom šitam naujam besiformuojančiam individui, tu patenki labai didelę dilemą, kaip tau iš tikrųjų pasielgti. Ar pasielgti taip, kaip tu žinai ir tiki, turėtų būti, ir kad jeigu tokių individų bus didesnė dalis procentaliai, įvyks kažkoks tai lūžis, ar visi tai turės pasielgti kaip atsakingas asmuo ir pabandyti sukurti bent minimaliai saugią aplinką tam naujam žmogui. Ir kadangi tas procesas keitimas yra labai sudėtingas, nes bet koks mažiausias judesys išeinant iš tos gender dėžės, jisai yra skausmingas, jisai reiškia, kad bet kuris iš tų individų tikrai susilauks socialinių sankcijų. Man pačiai yra didelis klausimas, kaip realiai padaryti tą procesą, kad kaita vyktų. Nes teoriškai tai viskas tvarkoj. Teoriškai mes neturėtumėm būti dėžutėse, mes turėtumėm gyventi visuomenėje, kur žmogus yra tiesiog žmogus, nes mes puikiai suprantam, kad bet koks skirstymas į kategorijas, jis dažniausiai iškyla ir atsiranda kaip poreikis tada, kada reikia būtent hierarchizuoti, būtent iškyla kažkokių tai išteklių perskirstimo klausimas ar galios perskirstimo klausimas. Mes viską tai žinom. Bet kaip praktiškai judėti tą linkme, čia yra kitas klausimas. Ir aš vis tik tai matau, kad revoliucinio sprendimo kažkaip nesigauna daryti. Kad veiksmingesnė vis tik yra tokie, kaip nedidelės intervencijos, kurios galbūt ne tai, kad iš esmės susprogdina sistemą, bet ją leidžia jai po truputį mutuoti iš vidaus. Ir dėl to, aš nežinau, tie visi maži žingsniai, kurie daromi, jie yra svarbus, struktūriniai žingsniai, kurie daromi, yra svarbus, diskusijos yra svarbios. Ta prasme, kad aš matyčiau čia tokios kaip ir, kad reikalinga ir individuali drąsa, laužant tas dėžutės, bet taip pat yra reikalinga kažkokie tai struktūriniai sprendimai, kurie leistų tau tą daryti ir kažkaip tai lygtai kaip ir apsaugotų, amortizuotų truputį tą procesą. Kalbam apie švietimą, man prisimena tas pavyzdys, kurį gavau, kai mokiausi šeimos sociologiją iš dėstytojos, kaip kyla konfliktai šeimoje. Tarkim, yra dvi šeimos, pavadinkim Petras ir Marytė ir Jonas ir Onutė.
Ir skirtumas tarp jų yra, kad Petras po valgio indų neplauna, o Jonas plauna. Kol nenueina Marytė su Petru pas juos į svečius pas Joną ir Onutę, tol viskas yra tvarkoj. Po valgio pamato Marytė, kad Jonas plauna indus, grįžta namo ir Petrui sako, o kodėl tu indų neplauni? Ir prasideda šeimoje konfliktas. Iki tol konflikto nebuvo, nes neįsivaizdavo, kad gali būti kitaip. Tai vat pirmiausia, švietimo sistemos tikslas turėtų būti padėti įsivaizduoti ir mums patiems, netgi sakyčiau, užduotis yra įsivaizduoti, kad gali būti kitaip negu yra dabar. O kol kas švietimo sistemoje atrodo, kad yra atvirkščiai, kaip tik stengiamasi, kad tik neįsivaizduokit, kad galėtų būti kitaip, nei yra pasakyti. Dar, man atrodo, labai svarbu remtis tokiu suvokimu, kad lytys, sakykime, yra moters ir vyro, ta lytis kūniškoja, ar ne? Jeigu kalbam apie tas dvi pagrindinės, tai kad jos neskiriasi, o yra panašios, daug daugiau negu skiriasi. Jeigu mes pasižiūrėsime mūsų kojas, jos yra visiškai vienodos, rankas jos yra visiškai vienodas, mes neturim dviejų, ten moteris dviejų galvų, vyrai vienos, ar ne? Mes atrodom vienodai. Mes esam 98,9% visiškai vienodi. Mes jaučiam vienodai. Mums svarbu visi tie patys dalykai, kad mus mylėtų, kad mes mylėtumėm, kad turėtumėm šeimą, artimus žmonės, kad mums sektųsi, kad mes sveiki būtumėm. Pasakykit man, kas skiriasi šitame mąstyme tarp vyrų ir moterų ar kitų kokių lyčių atstovų. Niekas nesiskiria. Ir būtent šitame lygmenyje, žiūrint į kitą žmogų šitame lygmenyje, turbūt galėtumėm geriau suprasti vienas kitą ir suvokti, kad visa tai, kas yra stereotipai, yra naudinga kažkam, bet nebūtinai mums, ar ne, kad tai galbūt naudinga korporacijoms, valstybių, nežinau, tiems, kurie turi galią. Su ta linksma nata. Na kągi, pereinam labai gražiai prie žiūrovų klausimų. Tai visi, kurie norit užduoti nors vieną klausimą, ateikit į priekį, pasiimkit mikrofoną iš manęs ir jį gražiai užduokit. Norite atsisėsti ar stovėti? Gerai, kaip norit. Aš turiu tokį, nežinau, fundamentalų klausimą jums, pamiršau vardą, atsiprašau, sunku su moterų vardais. Ar nemanote, kad kreipiant... Simptomatika. Nuoširdžiai man tiesiog sunku atsiminti moterų vardus. Viskas. Ar jūs nemanote, kad kreipiant kiekvieną mažą dalyką mes galėtume išprotėti? Nes jūs sakėte, kad reikėtų pradėti pastebėti tos mažus dalykus. Kokias dovanėlės mes perkame ir taip toliau. Tačiau kodėl tada nepastebėti dar tokio dalyko, kodėl aš, pavyzdžiui, nešioju baltus batraiščius, arba kodėl aš nešioju akinius ir kodėl būtent jie yra juodi, o ne balti. Ar nemanote, kad tai galėtų priversti prie išprotėjimo visiško? Ir tada kitas klausimas būtų, kodėl būtent žmonės turėtų kreipti mažus, tos smulkmenų ieškoti būtent šioje temoje, o ne matematikoje, fizikoje ar kitose moksluose. Ačiū už klausimą. Mano vardas Rasa. Kodėl reikia ieškoti mažose dalykuose? Aš buvau jauna, labai jauna, aš buvau labai revoliucionierė didelė. Aš ten galiu atsistoti grupėje, pasakyti, ten aš protestuoju prieš kažkokį tai ten sprendimą dėstytojo, kuris yra nukreiptas, sakykime, nelygybę. Man taip atrodė, man neleidžiama yra lygiavertiškai dalyvauti ten kažkur su vyrais ir panašiai. Ir su laiku didėja patirtis ir didėja išmintis. Ir su laiku pasirodo, kad tokie plėšimai ir tokie staigus judesiai, jie duoda greičiau antipatiją negu kažkokį tai pokytį, kurio aš siekčiau ir norėčiau realaus. Ir tada pradedi po truputį įsigilinti savo gyvenimo situaciją. Jeigu mano vyras, draugas, kaip aš kalbu kaip heteroseksuali moteris, jis neplauna indų ir aš jaučiu, kad tas krūvis man yra per didelis, ten, sakykime, aš einu ir kalbuosi. Mažas dalykas. Tai yra toks mažas dalykas. Aš nesakau, kad tai yra
turi būti kiekviename žingsnyje, kad turite atkreipti dėmesį, kodėl viską jūs darote. Bet mes šiandieną šią temą kalbam, lyčių lygybės tema, lyčių tema apskritai. Tai ir paminėjau tą, būtent, kad turėtume stebėti save šitoje temoje, sakykim taip. Bet aišku, tai yra daug kitų temų, kurios save turim stebėti. Jeigu mes save tobuliname, mes nuolat save stebim, aš taip įsivaizduoju. Sakykime, aš buvau grubiai kažkam ir aš noriu savo charakterį labiau pakeisti. Tai aš jau save stebiu, kitą kartą, kai aš kalbu su kitais žmonėm, kad nebūčiau tokia grubiai ir panašiai, tiesiog reflektuoju. Tai vat, toks atsakymas, aš nežinau, bet jeigu į nieką nekreipsi dėmesio, tai tada tikrai išprotės, nesusigaudys situacija. Na, iš esmės aš, kol nebuvau lankęs paskaitų lyčių studijų centre studijų metais, tai labai lengvai žiūrėdavau tuos visus komedijinius filmus, vis vaikams skirtus ir taip toliau. Kai palankiau kursus lyčių studijų centre, realiai aš pastebėjau, oho, kiek čia yra lyčių stereotipų propagandos. Ir paprasčiausiai, kai atkreipi dėmesį į tuos mažus dalykus, tai padaro tave įžvalgesniu ir labiau atskiriančiu, kas yra realiai sakoma ir kokios yra normos diegiamos per tokį, atrodo, nekaltą filmą, kaip komedija vaikam arba suaugusiem. Ir tai lavina, sakyčiau, netgi vaizduotę ir pradeda įsivaizduoti, kad galėtų būti ir kitaip. Gal dar yra klausimų? Taip. Tai aš kelis klausimus esu pasirengęs, tiksliau paneigimus. Visų pirma, aš norėčiau, kaip ponė Margarita gerbiamoji kalbėjo apie juodaodžius Amerikoje, aš pats esu Amerikoje gyvenęs, ten 56% tikrai negyvena, maždaug 13%. Niekas neminėjo, kad būtent apie tą valstybę. Nu taip, bet apie senatą buvo kalbama. Ir esmė tame, kad, pavyzdžiui, Amerikoje ten senate 20% juodaodžių yra dėl truputį kitos priežasties. Ne dėl to, kad kažkoks rasizmas būtų, o dėl to, kad iš getinės sistemos perėjimo pas juos tiesiog mažesnis yra ekonominis lygis, dėl to pas juos edukacija prastesnė ir dėl to jie gauna prastesnės vietas ir taip toliau. Tai yra grynai edukacijos problema. Aš tą patį manau, kad ir Lietuvoje yra lygiai edukacijos problema, nes pavyzdžiui, tose pačiose kaimuose. Tai yra analogiška situacija. Lietuvoje kaimuose visi galime patvirtinti, kad edukacinė sistema yra pakankamai prasta. Ten nėra daug gerai kvalifikuotų specialistų. Ir vien dėl to pas juos ten mažesnis edukacinis lygis ir taipogi jos nėra išsilavinusios, taipogi ir vyrai nėra išsilavinę ir dėl to moteris neleidžia būti engiamos, o vyrai būna ir smurtautojai, nes dažniausiai smurtas ateina iš taipogi žemo pragyvenimo lygio. Ir aš dar vieną dalyką turėjau pasakyti dėl nelygių algų. Aš manau, kad tai tiesiog yra kapitalistinės sistemos vienas pagrindinių atributų, nes pavyzdžiui, darbai, kurie reikalauja, kad ir fizinių jėgų, ir moteris, kodėl ten mažiau gauna, pavyzdžiui, algos, nes biologiškai vyras ir moteris turi tam tikrų skirtumus, skirtingi hormonai, skirtingai, kas išsidėsti yra. Ir pavyzdžiui, kai fiziniuose darbuose darbdaviui daug labiau apsimoka yra nusamdyti vyrą, nes jisai už tą pačią algą padarys daug daugiau negu, pavyzdžiui, moteris. Aišku, yra išlygų, nes negalima viską stereotipiškai sakyti, nes ir vyrų būna gležnesnių, ir moterų stipresnių, bet čia pagrindė yra biologiškai kaip išsidėsti. Ir taipogi, vien dėl to aš manau, kad tos lyčių lygybės niekada nebus. Vyrai ir moteris turės pagrindinės tas pačias teisės, bet esmė tame, kad viskas iš išlygų išeina. Aš pats esu iš pramogų industrijos ir, pavyzdžiui, kaip sako, moteris mažesnė gauna algą, tai aš norėjau paneigti šitą dalyką. Pavyzdžiui, pramogų industrijai moteris gauna daug didesnės pinigus ir daug lengviau jom prasimušti negu, pavyzdžiui, vyram, nes tai yra iš... Tai čia dėl kokių kūno dalių išsidėstymo taip galima?
Nu, manau, patys žinote iš kokių. Šitą aš nekomentuosiu. O kaina kokia to? Kaina taip, tai yra nužemėjimas, bet tai pats būtent tas prasimušimo principas yra daug lengviau tom pačiom merginom. Galima man atgal paneigti. Žinoma, sveikatą. Čia visą vakarą šaltinių nebuvo. Tai dabar žiūrėkite, kai jūs sakote, kad Amerikoje, nors aš iš tikrųjų dariau kaip hipotetinį, tai jokių būdų aš nereferavau į Jungtinės Amerikos valstijas, bet tiesiog kaip pavyzdį tokį jo. Tiesiog, na. Tai kai jūs sakote, kad tai yra išsilavinimo problema, jūs neužduodat savo klausimą, o kodėl? Išsilavinimo problema kyla būtent kalbant apie juodaodžius. Jūs nematote tame struktūrinės rasizmo problemos? Jūs tikriausiai žinote istoriją ir žinote, iš kur visa tai ateina. Ir taip pat prastesnis išsilavinimas ir visos kitos galimybės. Tai mes ir kalbame apie struktūrinės rasizmo arba seksizmo problemas, kurios tęsiasi karta iš kartos ir kurios jau paskui yra tiek naturalizuojamos, kad mes jau pirminės priežasties nebematom. Ir mes naturalizuojam, kad nu taip, jie prašiau mokosi, nu taip, jie skurdžiau gyvena, tarytum tai būtų savaime suprantama, taip, jie yra akumuliavę mažesnės, ten nežinau, pajamas arba kažkokį tai turtą, bet tai ir yra struktūrinės neligybės išraiška. Dabar, kada jūs kalbate apie Lietuvos kaimą, kur neva tai irgi yra prastesnės išsilavinimo sąlygos, tai mes čia kalbėkime apie socialinę neligybę, kuri pasireiškia taip per tokius trukdžius, kad taip ir išsilavinimas prastesnis, taip ir sveikatos apsaugos sistema prastesnė, taip ir apsauga nuo smurto yra prastesnė ir jokių būdų nesuplakite smurto ir socialinės atskirties. Nes smurtas lyties pagrindu turi ne socialinės nelygybės, o būtent lyties nelygybės šaknis. Prieš žmogų lyties pagrindų smurtaujama arba dėl to, kad to asmens lytis yra suvokiama kaip subordinuota ir dėl to tarsi galima žmogų kontroliuoti tokiu būdu taikant netgi fizinę prievartą, arba dėl to, kad asmuo, kaip įsivaizduojama, netitinka lyties normos, kokia ten ta dėžutė bebūtų. Ir kas ten dar buvo? Atlyginimo atotrūkis. Ir organų išsidėstymas nevienodas. Tai suprantat, kaip yra, didžiausi pinigai ir didžiausias atlyginimo atotrūkis yra ne ten, kur reikalinga fizinė jėga. Pats didžiausias atlyginimo atotrūkis Lietuvoje, kuris siekia daugiau negu 40%, yra finansų sritis, kur tikrai nereikia didelių raumenų, kur tikrai nereikia demonstruoti kažkokios tai fizinės jėgos. Ir taip kad jūsų, nei vienas iš jūsų argumentų man nepasirodė tiek svarus, kad paneigtų tai, ką aš sakiau. Atsiprašau. Gerai, toliau klausimas buvo. Va, ateina, labai malonu. Ačiū. Labas vakaras. Aš norėjau pasiteirauti šiek tiek abstrakčiau, kaip studentams. Norėjau pasiteirauti šioje srityje kalbant, į kokią studijų kryptį koncentruotis ir kokius mokslinius tyrimus bandyti daryti ir kurią kryptį eiti, norint išvystyti šią temą ir atlikti kažkokį tyrimą, kuris turėtų kažkokios naudos ateityje ir nebūtų butaforinis, nebūtų per daug abstraktus ir nebūtų prėskas, kad būtų per daug primityvus ar pamirštas, ar kad kažkuo būti naudingu. Ką daryti, kad būti naudingu? Paprastai taip. Ačiū. Ir mikrofoną gaudami. Aš tai gal taip pasakyčiau šitą klausimą, kad būtų labai gerai grįžti prie žolės šaknų ir pabandyti iš tikrųjų pasinagrinėti, kokios tos realios problemos, su kuriomis susiduria žmonės, egzistuoja. Nes tada atoskira kaip ir jūsų diskusijoje tarp idealistinių mąstymų, kaip turėtų būti, kas nėra net viską, ką jūs visi keturi pasakėte, yra teisybė, tiesiog skiriasi šviesmečiais tarp to, kas gali būti, kas turėtų būti ir ką praktiškai galima padaryti. Tai pagrindinė problema, su ko jaunas žmogus susiduria, tai yra tas pasimetimas tarp to, kas nori, kas būtų, tada tas jaunatviškas maksimalizmas ir tada praktiški trukdžiai, kurie tave užlaužia ir nuvilia. Aš galbūt taip sakyčiau, kad mes matote dabar, kai diskutavom, tai vis tiek taip, kažkaip norom, nenorom, visą laiką gaudavus taip, kad mes vis kalbėdavom
nu, tą lyties kategoriją. Tarsi gender, ir tarsi mėginame išsiaiškinti, ar tas gender yra, ar jų nėra, ar čia mes jį deskonstruojam, bet vis tiek, ta prasme, mes tą savoką vartojam iš esmės kaip daiktavardį, kuris turi būti arba kažkaip demontuotas, arba kažkaip pakeistas, bet tai yra daiktavardis, taip? Jeigu kalbėti apie tas studijas, tai aš manyčiau, kad reiktų keisti truputį matymą ir į, anglų kalboje tas lengviau, kaip sakant, išsifrazuoja, nes yra ta savoka gendering. Ta prasme, pabandyti įsiaiškinti, kokiu būdu funkcionuoja tos sistemos, kurios, kiša mus į tas dėžutes. Ypatingai politiko. Dėl to yra sunkiausia. Ta prasme, bet kur, bet tos socialinės praktikos jos irgi daro. Tas pats švietimas, tas pats kaip funkcionuoja, nežinau, kokia nors medicinos sistema, ta pati žiniasklaida, tas pats pramogų verslas. Visos tos sritis, visos tos institucijos, kurios aplink mus, ta pati šeima, aš nežinau, ekonomika kaip sritis. Ta prasme, pabandyti išlukštenti tuos procesus ir kas vyksta, nes tai yra dinaminis procesas. Tai, kaip sakant, tai keičiasi nuolat ir būtent dėl to, kad, sakykime, kad koks nors elementarus momentas, kad priimamas įstatymas, kuris, sakykime, įvestų kvotas vaiko priežiūros atostogose, kur pasakytų, kad 50% laiko skiriam vyrui, 50 moteriai, arba ten, jeigu tai yra vienalytė pora, tai, sakykime, vienam iš tėvų 50, kitam iš tėvų 50, ir mes iš karto matytumėm, kaip šitas nedidelis žingsnis, jisai daro didelį pokytį toj visoje socialiniai dinamikoje, elgesyje, mūsų kaip visuomenės suvokime, vaidmenyse ir taip toliau, ir taip toliau. Įves kitą reiškia pokytį, kad, nežinau, tenai nėščios moteris nebebus apsaugotos darbo rinkoje dėl to, kad jos gali gimdyti. Ir aš nebejoju, mes iš karto matysime, kaip tas daro poveikį, sakykime, tai pačiai demografiniai elgsenai. Aš tiesiog net nebejoju, kad mūsų gimstamumas Lietuvoje dar drastiškiau kris, arba tas bus atidedama ten, nežinau, iki paskutinės akimirkos, kada jau ten moteris gali susilaukti savo biologinių vaikų, ir kaip tai irgi pradės keisti, sakykime, kitus modelius. Kaip pavyzdys, sakykime, kad mano kartoje moteriai pasakyti, kad tu nenori ištekėti, tu nenori turėti vaikų, tai jeigu ir tu tyliai galvodavai apie tai, tai iš esmės garsiai tu apie tai neprasitardavai, nes čia būtų, tai jau pasmerkimas, jau būtum tu nulinčiuota. Dabar jau ateina jaunų moterų karta, kurie sako, taip, bet aš neplanuoju šeimos, iš tikrųjų aš visiškai net nenoriu turėti vaikų, čia neina į mano planus ir, taip, ten partneris gal kažkoks bus, bet čia kaip, ten kažkur tarp kelių prioritetų, bet aš kažkokias turiu tokias vizijas, tai ta prasme, linko aš vedu, kad, ta prasme, įvairūs tie tokie kažkokie tai ar įstatymuose, ar kažkokiose praktikose pasikeitimai, jie daro didelius pokyčius tame įlytinimo tame procese. Tas veikia visus mus kaip žmonės ir aš manau, kad jeigu koncentruotis į tuos dalykus, mes iš tikrųjų galėtumėm atrasti įdomių tokių dalykų ir naudingų tokių dalykų ir netgi pamatyti, kaip vienokie ir kitokie sprendimai tų pačių politikų, kurie dažnai yra daromi populistiniai, kaip jie veikia žmonių likimus ir kokią daro arba naudą atneša, arba žalą kažkokią tai daro. Tai aš gal taip, nors čia irgi labai nekonkretu, bet... Dėl pačių tyrimų, paminėjot lyg tai tyrimus, kad apskritai tai feminizmas, sakykime, kaip jis bebūtų galbūt suvokiamas, bet jisai įnešė šiokį tokį, gal čia esencialisnis šiek tiek požiūris, bet, sakykime, taip, vienas iš tokių požiūrių yra, kad feminizmas įnešė į tyrimą, įteisino subjektyvią nuomonę, nes anksčiau buvo manyta, kad visi tyrimai yra objektyvūs. Ir aišku, kad tai buvo tapatima su ta mokslinė pozicija, kuri buvo tapatima su vyriška pozicija. Tai jeigu tyrimas atliekamas, tai jis jau nebeginčiamas, jau viskas, jau ten nuspręsta, kad tai yra tiesa. Tai šiuo atveju feminizmas įnešė tą tokį, kad už kiekvieno tyrimo yra žmogus, kuris turi savus požiūrius, ir jis pasirenka tam tikrą auditoriją, kurią jis nori tirti pagal tai, kokie jo yra suvokimai, įsitikinimai, stereotipai.
reikia labai atsižvelgti, kaip jūs atsirenkat. Pirmiausia, save turbūt įsivertinti, ką aš manau apie tą, ką aš manau apie tą, kur mano kokie stereotipai. Tada, kai renkatės auditoriją, vėl pasižiūrėti, o kodėl aš tokią auditoriją noriu rinktis, ar tai įtakota mano stereotipų, pavyzdžiui, apie lytį, ar ne? Nes galima pamanyti, kad moteris lengviau apklausti, jos peletos. Tai stereotipai ištisai visur, juk mes galim ir taip žiūrėti, ar ne? Ir tada tiesiog per savo tą tokią analizę eiti prie esminių kažkokių tai klausimų, bet nebijoti asmeniškumų ir nebijoti subjektyvių nuomonių ir negalvoti, kad tai, ką jūs pateiksite, yra visam laikui, visam gyvenimui. Nes dabar mes gyvenam tame postmoderniame pasaulyje, kur tiesos yra visur ir jos išbarstytos ir visi yra teisūs. Tai ieškokit savo įdomių dalykų. Na, egzistuoja ir yra įmanomos daugybė įvairių humanitarinių ir socialinių mokslų studijų galimų pjūvių ir krypčių, kurie leistų pamatyti, darant tyrimą, kaip konkrečiai atsiranda ar pasiskirsto visuomenė ir kokiais mechanizmais gaminamos tos lyties tapatybių struktūros. Pavyzdžiui, kas verta išsamios ir gausios analizės, kaip Lietuvos žiniasklaida, kaip medijos naudoja tą vadinamą framingų rėminimo metodą, pateikdamos informaciją apie žmones priklausomai nuo jų lyties. Tarkime, kalbina rašytoją, politikę, mokslininkę ir labai dažnai pati interviu struktūra, klausimų pobūdis, būdvardžiai, veiksmažodžiai, kuriais bus įrėminami atsakymai ir taip pat tai, ko klausima, bus taip parenkama tokiu kampu, kad jie pateiktų būtent kaip kuo įmanoma artimesnė tradicinė moters įvaizdžiui, moters stereotipui. Tiesiog vyro dažnai net neklaus niekas tokių dalykų. Be abejo, klausimai, tarkime, siejami su tradiciniu moteriškumu, apie šeimą, net apie virtuvę, apie visokius kasdienybės buitinius džiaugsmelius. Jie paprastai kalbinant svarbų, rimtą ir solidų asmenį, vyrą jie nebus pateikiami, nebent kažkur labai gale, labai nežymiai ir jis dažniausiai jų išvengs. Apie moterį nesvarbu, kokio rimto būtų veiklos profilio ir svarbumo, jį visada bus to klausima, ypač tai akivaizdu, kada kalbame apie politikės, kaip jos yra pateikiamo žiniasklaida. Na, aišku, būna neretai, kad jos ir pačios taip pat nori tam duoda pagrindo, bet pati žiniasklaida irgi sugeba taip pertvarkyti jų kalbėjimą, tokiais žodžiais apipinti ir taip jį suformatuoti, kad jis kuo labiau patvirtintų iš ankstinį ne publikos, o žiniasklaidos lūkestį apie tai, kaip tos lyties žmogus turi kalbėti, vien todėl, kad jis tos lyties. Tai tarkime, daugybė galimų įdomių tyrimų galėtų parodyti, kaip tai vyksta. Arba, pavyzdžiui, istorinė analizė, kaip per 20 nepriklausomybės metų Lietuvoje buvo stengiamasi taip pat ir defamuoti pačią lyčių lygybės idėją, feminizmą paversti keiksmažodžiu, susijant tai būtent su ta sovietinė praeitimi, bandant pasakyti. Čia būtų klausimas, kiek apskritai mokslas, kiek akademinė analizė, kiek teoretizavimas gali keisti pasaulį. Jo, čia labai liūdnas klausimas. O vis dėlto gali, nes tas pats feminizmas yra pirmiausia tam tikras filosofinis rėmas, filosofinė paradigma ir tai, kad mes čia dabar sėdime ir apie tai kalbame, irgi yra rezultatas to, kad mąstymo schemos konceptai gali pakeisti visuomenę. Perleiskime žodį Mindaugui dabar. Mindaugui. Na, kalbant apie naudą, tai aš daviau savo kaip tik asmeninį pavyzdį, kad kol nebuvau lankęs lyčių studijų, tai nepastebėdavau, kas vyksta ir kaip yra konstruojami tie visi stereotipai filmuose. Lygiai taip pat, kaip atliepiant, ką kalbėjo Nida, nekiltų turbūt klausimas, nelankius tų studijų, kodėl moteriai pabaigiamas interviu, po kokio uogienę verdate, o vyrui paprastai tokio klausimo neužduodama. Labas vakaras, Darius iš Vilniaus. Aš irgi turiu kelis klausimus, pasistengsiu trumpai. Tai yra toks komentaras, man patiko, jeigu darbdavys ar šiaip kas nors renkasi kavą, bet ne arbatą,
tai nereiškia, kad diskriminuoja arbatą arba atvirkščiai. Tai jeigu yra draudžiama gerti kavą kažkur, tai pavyzdžiui, uždraustų Lietuvoje gerti kavą, o arbatos ne, tada jau būtų diskriminacija. Lietuvoje yra lyčių lygybė 100%, nes moteris sulaukus 18 metų gali būti jau ministrė pirmininkė pagal įstatymus, lygiai taip pat kaip vyras. Ir nėra išskirta, kad Seimo narys, pavyzdžiui, nuo 25 metų ar moteris, ar vyras, ar dar kaip nors. O kvotų įvedimas tai jau būtų diskriminacija, nes čia specialistų galbūt skirtingas kiekis. Tai ir vadinama pozityviaja diskriminacija. Tai va, tai dar kitas dalykas, biologijai, nežinau, daug kas mokosi mokykloje, kad žmogus turi 46 chromosomas, iš kurių tik tai viena apsprendžia lytį. Reiškia, visi kiti gebėjimai, kurie yra įgimti ir įgyti, priklauso nuo pačio žmogaus, ten šeimos ir išsilavinimo. Tai vėlgi, jeigu moteris turėdama tiek pat chromosomų kaip ir vyras, nekandidatuoja ten galbūt į Seimą ar kažkokias aukštas direktoriaus pareigas, tai vėlgi pagal psichologiją, kur universitete mokiausi, tai jinai yra komforto zonai, reiškia, jinai turi teisinės galimybės, bet jinai jas nesinaudoja, reiškia, jinai ir taip jaučiasi komfortiškai. Tai jeigu jinai jaučiasi komfortiškai, tai galbūt jinai turi geresnę padėtį mūsų visuomeniai negu vyrai. Nes, pavyzdžiui, jeigu moteris važiuoja su mažu automobiliu per gatvę, tai viskas normaliai, visi žiūri šypsosi. Jeigu važiuoja vyras su mažu automobiliu, ne su džipu ten kažkokiu, kuris ten brangiai kainuoja ir išlaikymas ir kuro daug ryja, tai visi žiūri ir juokiasi, sako, ir tada vyras yra išmušamas iš komforto zonos ir jis tada ten suka galvą, kaip susirasti geresnį darbą, kaip susirasti ten daugiau etatų dirbti, kad nusipirkti tą džipą. Tai supranta, tai reiškia, yra kaip ir vyrų diskriminacija, kad vyras turi ten siekti direktoriaus pareigų, turi ten gerai uždirbti per du darbus ir siekti ten galbūt Seimo nario pareigų, kad jaustųsi taip pat komfortiškai, kaip kad moteris dirbdama paprastą darbą. Tai, supranta, tai lygiai taip pat ir su juododžiais galima palyginti tą pavyzdį, kad jeigu juododžių gyvena 54%, o yra 25% ten parlamente, tai galbūt jie dirbdami paprastais krovėjais visiškai jaučiasi laimingais ir jam nereikia siekti kažkokių ten super pareigų, kad jaustųsi laimingais. Tai čia, nors jie teisiškai, dabar jau seniai vergovė yra panaikinta ir teisiškai turi visiškai vienodas galimybės patekti į parlamentą. Tai ačiū labai. Pranešu, kad dabar labai trumpą vieno sakinio komentarą kiekvienas arba dviejų iš šitą klausimą. Klausimai buvo gal 6 kokie. Mintis tai viena buvo. Tai tą patį. Tai arbata ir kava ir žmonės, kaip suprantat, nėra tas pats. Tai yra prastas palyginimas, todėl kad diskriminacija yra dėl to lyties, kad būdama tos pačios kvalifikacijos, moteris netenka kažkokių tai galimybių vien dėl to, kad jinai yra moteris. Čia jūs nesakytumėt, kad jūs su to nesusidūrėt, bet kai aš baigiau dailės akademiją ir ieškojau darbą, man buvo pasakyta, būtum vaikinas, tu darbą gautum. Tavo kompetencijų užtenka, tu negauni darbą dėl to, kad tu esi moteris. O dabar aš manau, manęs neprimtų darbą dėl to, kad aš esu jau moteris 50+. Taip, kad tai irgi būtų didelė šita. Kitas, ką jūs užkabinot, pavyzdžiui, tos visos mašinytės ir visi tie dalykai, taip, tai yra ta kaina, kurie vyrai kaip socialinė lytis sumoka už egzistuojančias tradicinės lyties normas. Kurios diskriminuoja vyrus. Jos nediskriminuoja, nes diskriminacija būtų tuo atveju, jeigu jūs kaip vyras neturėtumėt teisės įsigyti mažytės mašinytės. Tada būtų diskriminacija. Tai, ką jūs dabar aiškinat, tai tiesiog rodo tą socialinį spaudimą jums kaip vyrui demonstruoti galę visais įmanomais būdais, o kadangi didelis džipas, Freudas neleis sumeluoti, tai yra kaip sakant, referencija į didelę lytinę potenciją, tai visiems kaip reikia būtinai labai didelio džipo. Ir tada jūs jaučiatės prastai, jeigu didelio džipo neturite. Tai čia yra tiesiog socialinių normų, tie pavyzdžiai, kuriuos jūs čia ištransliavot, yra socialinių normų tas spaudimas, kurį jūs patirėt, bet tai nėra diskriminacijos pavyzdžiai. Ir pabaigėt, kadangi leisite tik tai vieną sakinį pasakyti, čia toks išplėstinis buvo. Jūs pasakėt, įstatymai leidžia, bet ten ir juodaodžiai to nepadaro, ir moteris to nepadaro. Įstatymai patys neveikia. Dėl to mes ir nekalbam apie lygius įstatymus arba apie lygias teisės. Mes keliam klausimą lygių galimybių, kas reiškia žmogaus realias galimybės, atsižvelgiant į jo, tas faktinės socializacijos pasiekmes, kad būtų vienodas išteklių paskirstimas,
vienodas galimybės realizuoti save. Tai čia, kaip metafora, turbūt žinot apie tos gyvūnus, kai Dievas susikvietė visus gyvūnus ir pasakė, kas pirmas obuolį nuskins nuo obels, tas bus vadas. Bet chebra tai susirinko ir buožgalviai, ir žuvytės, ir paukšteliai, ir voverytės. Įstatymiškai jie visi galėjo pasiekti obuolį. Tačiau suprantat, kokio nors sraigiuko galimybės pasiekti tą obuolį ir erelio pasiekti obuolį yra visiškai skirtingos. Tai vat lygios galimybės tai yra įvertinimas jūsų specifikos ir sudarimas tokių galimybių, kad jūs vis tik tai galėtumėt siekti tų dalykų, kuriems yra svarbus. Tai nėra tas pats, kas vienodi įstatymai. Čia tas vadinasi angliškai glass ceiling arba sticky floor. Reiškia, kada tarsi ir matai, yra lubos, ar ne, tarsi ir gali kilti, ten matosi pro tas lubas, ten koksai ten 13 aukštas, 15 aukštas, o tu stovi pirmam ir tu gali eiti tais karjeros laiptais ar ten kažko tai siekti gyvenime. Bet negali, nes kaip apklausos rodo, diskriminacija būtent yra kartais dėl to, kad esi tam tikros lyties. Arba tam tikros spalvos. Arba tam tikros spalvos. Arba tam tikro amžiaus. Ir įvairūs tokie visokie jau yra pasakymai, kaip būtent glass ceiling. Ir visiems aišku, kad tai yra tam tikri nematomi barjerai, nematomi, bet egzistuojantis visuomenė. Juk ir tų pavardžių moterims nieks neverčia keisti, bet jos keičia. Nėra įstatymo, kurios įgaliotų imant santuoką sudarant keisti pavardžius ir taip toliau. Dirbdamas krovėju arba valytoju jaučiasi laimingas ir patenkintas žmogus dviem atvejais. Vienas iš jų yra, kai jis nuoširdžiai tiki, jog nieko daugiau geresnio nesugebėtų ir nėra vertas. Antras atvejis, kada jis mano, jog jam nepasiekiama, nepriklausomai nuo sugebėjimų niekas geriau, tada jis pakankamai patenkintas. Tai čia ir savo ruoštų tai taip pat priklauso nuo to, kaip į jį reaguos kiti. Jeigu kiti taip pat galvoja, kaip gerai, kad tu valytoja, nes nors kažkokį darbą turi ir tai yra puiku, tai toje aplinkoje ir tame aspiracijų lygyje tai yra gerai, tuo tarpu jie iš to paties žmogaus aplinkiniai tyčiojasi, kad jis yra tik valytojas, nes daroma prielaida, kad jis yra nepalyginamai vertingesnis arba turėtų būti, bet kažkodėl nėra ir tai individuali nepateisinama struktūriškai jo kaltė, kad jis yra viso labo tik tai tuomet be abejonės jis jaus didžiulę kaltę, gėdą ir diskomfortą. Panašiai visuomenėje, kurioje kažkas dirba liokajumi, jis nebus įžeistas ir įskaudintas, jeigu jį pašauks kaip liokajų, nes jis ir yra liokajus. Bet tas, kas juo nėra, tas jausis įskaudintas ir nelaikomas tuo, kuo yra arba kuo manosi turės teisę būti. Tai čia apie tokį statusą, būtent apie savimonę, kuriai atrodo normalu, jog jos vieta yra čia, kur visuomenėje pastatė, mes ir kalbam. Tam įvardinti terminus technikus ir yra gender. Žodis dabar. Ne? Gerai, viskas. Labai ačiū Daliui iš Vilniaus ir visiems kitiems klausėjams. Labai malonu, kad susirinkot ir ties šią gaidą ir